Tai va, mano buvo pirma kelionė su lietuvišku pasu, nes šitą ekskursiją ir atidaviau tą ekskursiją misiją iš Lietuvos, kaip sakant. O dabar norėčiau visų pakviesti į Punską, į garsias žolinės, kurios, sakyčiau, ir tokios gana įdomios, nes, pavyzdžiui, kiekvienas kaimas, ūkininkai pina vainiką, užrašas yra ir ten tą vainiką neša jaunimas to kaimo. Turi būti netekėjęs, merginos dvi ir du berniukai turi būti nevedę. Tai būtų tiek. Teraz chciałbym powiedzieć dla tych, którzy mają pochodzenie litewskie, a nie umią po litewsku. To chciałbym też zaprosić do Puńska na święto dzielne, które obchodzi 15 sierpnia w Puńsku odpust. To by było tyle. Dziękuję.